Sveikučiai. Kai mašina paruošta, viskas čia. Tai viskas gerai. Labai norim vertinti mašiną, ar jinai paruošta į tokią kelionę. Kiekvienas turim po savo dėžę, galim pasimti tik tiek daiktų, tiek asmeninių daiktų ir nedaugiau, nes vieta yra apskaičiuota, tai užsirašysim kiekvieną savo vardą. Sauliau, papasako, ką sukrovėm ant stogo. Ten turim, mes važiuosim keturiesi, čia matot 3 ekipažo narius, tai Karolis, Saulius, Liudvikas ir mūsų 4 narys Jurgis dabar reziduoja Barcelonoje, tai mes jį pagriebsim pakeliui važiuodami iki Maroko, tai Jurgis įsės pusiaukeliai. Va, o ant stogo tai mes turim ką? Turim 4 vienetus palapinių, turim 4 vienetas sudedamų lovų, tai kad tikėtina, kad kai mes nakvosim dykumoje įvairiose stovyklose tenai, tai, aišku, lygaus pakraščio ir lovų ten nelabai kitokių bus. Tu, Karoli, ar bandėjai, kiek mūsų grikis čia dabar 100 km? Spėjam, kad dykumoje turėtų apie 20 litrų kūro valgyti. Ekonomiškas. Labai. Tai va, turim 100 km, turim papildomą kūro. Eikime į priekį, parodysim dar, kas yra iš papildomos įrangos. Priekį dugno apsauga, tai eina praktiškai po svarbiausiais automobilio komponentais, tai po variklių ir greičių dėže. Tai su ją galėsim taranuoti akmenis. Kitas svarbus komponentas yra 12 tonų gervė. Tai realiai su šita gervė mes automobilį galim išsikelt į orą. Taip pat uždėjom šnorkelį. Jisai yra skirtas oro paėmimui, nes bus vietų, kur vandens bus virš kapoto. Kirsim upes. Tai šitas daiktas reikalingas, kad grikis nepaspringtų. Galiu papasakoti apie maršrutą. Tai iš tikrųjų mes dalyvausim Budapešt Bamako rally. Tai šitas ralis yra važiuojantis labai panašių maršrutų, kaip anksčiau Afrikoje važiuodavo tas tikrasis Dakaras, kuris paskui dėl neramumų persikėlė į Pietų Ameriką, o dabar šiuo metu vyksta Saudo Arabijoje. Tai mes važiuosim panašių maršrutų, bet aišku, tam tikras šalis aplenksim. Tai šitas ralis prasideda Budapešte, Vengrijoje, ir tada dalyviai turi 3 dienų supermaratoną, per kurias turi įveikti maždaug 3500 km nuo Budapešto Vengrijoje iki Maroko miesto Fez. Vidutiniškas dienos vairavimas, ta prasme, automobilį vidutiniškai praleisim po 10-14 valandų. Tai atrodo, kad yra 200 km, bet realiai tos 200 km važiuosim 14 valandų. Kodėl? Nes tai yra kopos, tai yra upių vagos, tai yra džiunglės kažkokios, ta prasme, tai yra bekelė. Iš esmės mes keliais labai mažai važiuosim. Taip, jo, maršrutas bus tikrai iššūkis ir kai žiūrėjom kelio knygą, nes dabar jau preliminarią kelio knygą esam gavę, tai yra kai kuriom dienom parašyta, kad 200 km, bet pavyzdžiui, važiuojant turi važiuoti tik tai organizatorių duotų maršrutų, nes nuklydus ten kelius šimtus metrų į kairę arba į dešinę nuo kelio yra užminuota, tai stengsimės nenuklysti. Tai gal užeikime į vidų ir parodykit, ką jūs viduje turit.